Sveikas, Gediminai. Sveikas, Valdai, sveiki visi. Taip, nepaslaptis, kad čia jau antras kadras pas mus. Pirmą irgi nufilmavom, bet dėl tam tikrų aplinkybių neišėjo, tai supratom, kad reikia daryti antrą, kaip sakant, dar geresnį, ar ne? Taip. Ką padarys. Taip, o temą turim tokia labai, man tai pačiam tai tikrai įdomi ir aktualią, manau, ir žmonėms. Tai, aš jau pavadinau taip, jau kelis karčią keitėsi tas pavadinimas, tai kaip nematoma spinduliuoti veikia mūsų kūną ir psichiką. Taip, žinai. Ja įvairiai galima, aišku, pasakyti, bet likime prie to. Tai va, tai aišku, eisime pasižiūrėti, pasiklausyti Gedimino, kas tai nematoma spinduliuoti ir kas tai iš vis yra, bet pradžioje pats Gediminas gal irgi porą, trejatą sakinių apie save, kas čia per asmenybę, nes man pristatyti tave biškelį yra sunku, gal pačiam lengviau bus. Pačiam irgi sunku, tai aš gal trumpai, šiaip specialybė mano yra radioelektronika, esu dirbęs beveik 20 metų su belaidžiais įrenginiais kūręs, Wi-Fi, mobilius įrenginius, mobilaus ryšio. O sieloje esu smalsus žmogus, kuris domiuosi tiesiog savęs pažinimu, galima sakyti, o per tą savęs pažinimą kažkaip ir technika atsiranda aplinkui. Tai vienas dalykas technika, ta prasme, kad įgavau jautrumą radio spinduliuotėje. Tai nėra unikalu, tai prieš daugelį metų mane vienas pažįstamas perspėjo, sako, tu dirbi, žinai, su šitą įrangą, tai žiūrėk, gali būti visokio efekto, aš nusijuokiau. Bet po 10 metų kažkas pasijuto. Užtat pradėjau domėtis, kaip sumažinti savo aplinkoje tą spinduliuotę. Tai čia vienas aspektas mano interesų. Antras aspektas yra, tarkim, meditacija ir savistaba, saviugda. Tokie dalykai, kuriais domintis paaiškėja, kad vėlgi reikia tvarkytis aplinką, kuri palengvintų ir meditaciją, ir būseną lengviau būtų išlaikyti pozityvę. Ir tai vėl priveda prie paieškos nestandartinių dalykų. Tai čia atsirado plazminė teorija ir technologija, atsirado tachioninė, yra tokia technologija iš Amerikos atėjus, paskui, kaip ir minėjau, elektromagnetinių laukų, izoliacija arba slopinimas. Ir aišku, subtilieji būdai, meditacijos rūšis, apskritai pasaulio sąrangos aiškinimas, studijavimas, prigimtinė tiesos pažinimo mokykla ir taip tiek trumpai. Ir be abejo, tu dar kažkiek tais ir lektoriauni, taip? Tai jo, kadangi tiesiog paprašė viena mokykla vaikams papasakoti apie fiziką ir papasakoti tokiais, mažai akademiškais aspektais, bet labiau gyvenimiškais. Tai aš tokias kartą į mėnesį einu į tą mokyklą, darau tokias paskaitas. Ir tiesiog vaikai labai imlus yra ir tiesiog papasakoju ir apie tai, kad yra subtilūs laukai. Ir tada staiga vienas vaikas sako, sako, pastebėjau, žolė, kai nupjauta, jinai tokia nešvelni per atstumą. O kai gyva, tai ranka virš jos vedžioja ir jauti tokį švelnumą. Tai buvo man įspūdis. Tikrai įdomi. Tai daug galima būtų pasakoti apie mokyklą. Čia trumpai. Aha, taip, bet tai ir norėjau, kaip sakyt, tai ir norėjau, ką aš žinojau šiek tiek apie tave, tai man, norėjau tai ir paminėti, kad tu ir, toks savamokslis pasirodėjai, irgi toks kažkiek atrodo, siek daug metų tu tame ir priedu dar ir, eini ir kalbi apie tai, dabar vaikams kalbi galbūt ir tai yra nuostabu.
po to gal ir dar į didesnę sceną teks proga pasidalinti savo atradimais, nes kai tu paminėjai, tą plazminę visą teoriją, tai ir tai viskas apsijungia su mūsų psichika, be abejo, kai tu paminėjai meditaciją, sąmonė, sąmoningumas, tai kas čia žino, kokie dalykai gali atsiverti. Mes esam girdėję abu kartu ir apie kvantinis laukas, kas yra kvantinė sąmonė, tai visą tai, kai pradedi gilintis, pasidaro, iš pradžių tai atrodo kaip kažkoks kosmosas, taip liaudiškai tariant, kažkur toli, bet kai žiūri arčiau, tai turi prasmės, žiūri, kaip tai viskas apsijungia. Ir jeigu manęs paklausia, aš manyčiau, kad tu būsi tas iš tų žmonių, kurie atras sąlytį ir sugebės galbūt, ne tai yra, galbūt taip, teisingai, mes pasitėm su žmona, kad yra vienas dalykas, kai žinom, taip, tai mane veikia, taip, tai yra mano kvantinė sąmonė, kas ją palies, kas ją mato, nieks nemato. Ir tokia informacija atėjo, kad išrašykit formulėmis viską. Jeigu nori tai pagrįsti, turit išrašyti formulėmis. Čia iš subtiliojo plano atėjo tokia informacija. Tai aš tikiu, kad tu išrašysi formulėmis, kad tai būtų patvirtinta. Žiaurus didelis darbas. Tai aš čia tau tokį jau, žinai, dabar tiesioginiai transliacijai padaviau. Įpareigojimą, jeigu tai dar sakyti. Tai grįžtant prie temos, tai spinduliuoti. Taip, gerai, turim tokią temą. Ir visi žino, kad ji veikia, visi atrodo girdi, irgi yra girdėję bent jau, kad, žinai, internetas, taip toliau, visi mobilieji ryšiai, ar ne? Bet taip trumpai, iš tikrųjų, kokia yra ta spinduliuoti, kokios, nežinau, pasakyti, kokios jos rūšis gal? Aha. Taip irgi trumpai galėtum pasakyti, nes vis tiek susidūrei su tom, pačiam teko nagrinėtis, tai pradžioj kokios rūšis ir po to eisim prie pasiekmių. Gerai, ir dar pradžioje noriu pasakyti porą sakinių. Spinduliuoti, kodėl mes apie ją šnekam, o kam apie ją šnekėti? Ogi mano toks koncepcija yra tokia, kad visą tai, kuo aš domiuosi su tikslu, kad aš būčiau kokybiškesnis įrankis, tarkim, Dievo ar kūrėjo. Ir tai, kas trukdo būti kokybiškam, tai tą reikia šalinti arba su to kažkaip tvarkyti. Spinduliuoti yra vienas iš tų dalykų, kuris trukdo auginti pozityvą ir aktyvų pozityvų gyvenimą. Aš galiu šiek tiek tave šitoje vietoje pertraukti. Aš dabar pagalvoju, kad aš nebepaklausiau tavęs, kadangi tu minėjai, kad tu prieš 20 metų ar 20 metų išdirbai prie, šitų... Nepilnai 20, jo. Jo, prie tos elektronikos, tai pasakyk, kaip, koks tas jautrumas, tu sakai, patapėjai jautrus, kuom tai pasireiškia, čia ir yra gal tos pasiekmes turbūt, taip? Tai kintantis tas jautrumas, bet tai yra, skausmai. Skausmai, susierzinimas, bet skausmai, kurių neveikia cheminės priemonės, ta prasme, jų negali nuslopinti kažkokiais vaistais ar dar kažkokiais dalykais. Ir su jais gali dorotis tik save, rasdamas savyje, kaip yra sakoma, blokus arba įspaudus, kuriuos aktyvuoja tos spinduliuotės. O aišku, galima giliau eiti, spinduliuotės jos kūne atsiranda biochemijos pokyčiai nuo spinduliuotės. Tai yra pamatuota, tai yra nustatyta, toliau nesiplečiant. Ir tai trukdo miegoti, trukdo pailsėti. Ir dar įdomu yra tai, kad tai yra taip vadinamas kumuliatyvinis poveikis. Jis po truputį reiškiasi. Ir žmogus, ir čia visiems tas pats. Žmogus nejaučia, nežino nuo ko. Jis vis vangesnis, vis kažkoks prasčiau įsimiega, kažkas su skaudančia galva keliasi, nes yra tiesiog turi daug patirčių iš kitų žmonių. O po to man didžiausias įspūdis buvo, kai aš pradėjau ieškoti, tai
sužinojau, kad yra medžiagos, yra audiniai kažkokie, nusipirkau tokį iš Prancūzijos atsisiunčiau šalką tokį. Ir aš jį atsisėdęs medituoti užsidėjau ant galvos, kaip visada, jis čia susisega. Ir pajutau tylą. Tiesiog visiškai kitas ir meditacija, jinai vyksta, nebereikia prasimušti pro kažką. Tai tiek trumpai, nes jeigu kažką konkrečiau atsakysiu. Gerai, ačiū, tada jo, supratau, gerai, eikime tada prie to, kad apie tą spinduliuotę, kodėl mes apie ją kalbam. Kokia tai, kokios jos rūšys, gal nežinau, kaip gražiai yra tiksliai. Teisingai pasakėjau, tai yra rūšis, viena rūšis yra ta įprastinė radiospinduliuotė. Jinai vadinama neionizuojanti radiacija, iš tikrųjų, taip ją vadina, yra ionizuojanti, tai kas yra radioaktyvumas, radijas, ten atominės elektrinės, o čia neionizuojantis spinduliuotė. Ir ji gali būti skirtingose diapazonuose, skirtingų dažnių, jeigu taip techniškai šnekėti. Tai gali būti, pavyzdžiui, žinote, čia prie Kauno yra, prie Babtų Sitkūnai yra tokie, ten didžiulės antenos stovi. Tai ten yra žemas sąlyginai dažnis, palyginus su mobiliais telefonais, bet jų poveikis, kurį aš neseniai patyriau, tai žinote, tiesiog kaista kūnas ir ima isteriją, paprastai pasakius. O yra įdomus tokie faktai iš istorijos, kaip pradėjo diegti pirmasias ryšio linijas, turbūt 14 metais prie geležinkelių dar kažkur. Tai yra žinoma, kad buvo daug masiniai atvejai žmonių, kurie gyvena aplink geležinkelius, kaip ten anksčiau vadinosi, ne isterija, bet žodžiu, nerviniai susirgimai. Ir aš tą pajutęs supratau, kad tai yra. Tie žmonės, kurie jautresni, ypatingai moterim, tai buvo aktualu. Tai šitie aukštesni dažniai, ten, tarkim, aš peršauku dabar iškart prie mobilių telefonų, nes ten labai didelis diapazonas, čia galima kalbėti apie televiziją. Galima. Tai jie veikia labiau fokusuotai į tam tikras kūno vietas ir netgi iki tiek, kad aš esu einant gatve, atsistoju, bokštas kažkur netolies antenos matosi ir jie skirtingais dažniais skirtingai operatoriai naudojasi ir panašiai. Tai tiesiog jauti, vienu momentu jauti, kad krūtinėje čia kažkas, kitu momentu gerklę, trečiu momentu kaktą ir taip periodiškai keičiasi. O techniškai apie diapazonus aš abejoju ar verta ten megahertus arba gigahertus minėti. Tai turbūt, kad net visiems vis tiek yra smalsu, tiems paprastiems žmonėms, kad tai nebūtų labai viskas tik kažkokia mokslinė teorija. Kalbam paprastai, mobilus ryšys, antenos, aišku, kaip tai veikia. Ir iškart, žinai, toks klausimas. Gerai, mes dabar tu kalbi, tu labai jauti tuos sviravimus, tu jauti tas energiją, tokia ta spinduliuotė. Tarkim, o tai kaip yra dabar su žmonėm, tarkim mes, ar mes antiek esam įpratę prie jos, kad tarkim, ar taip priemam kaip normą, ieškom kitų lygų, žinai, ten ties nuovargis, nervinis kažkoks, nežinau, nuovargis irgi, kad mes nebekreipiam dėmesio, kaip tu manai, ar mes antiek pripratę, ar dar vis dėlto, kaip pasakyti, ir yra ta norma, kad dar, jį išlaiko Lietuvoje, dar jį yra kažkiek išlaikoma, ar kaip čia yra, ar mes taip pripratę? Atsakysiu pavyzdžiu. Aš tiesiog, viena pažįstama sako, žinai, tu čia visokio darai aktyvuoto vandens, dar kažko, man sako, galvas skauda, blogai miegot pradėjau. Tiesiog, neįsimiegu ir neužmiegu ir atbundu. Ir gal, žinai, kokią priemonę, žinai, ir aš taip iškart, intuityviai sakau, o kaip pas jūs su internetu, iš kur? Internetas, sako, kažkurio operatoriaus ten, Telios internetas, kaip tik aš čia man pagerinu, ten kažką tai. Ir tada sako, o kur jūsų stovi tas maršrutizatorius? Ar ne prie lovos? Ne prie lovos, kitam kambarį, žinai, už sienos. Bet sutariam, kad aš nueisiu pasižiūrėti. Taip. Paaiškėjo, kad tas maršrutizatorius stovi už gipsinės pertvaros, bet praktiškai prie galvos. Tai tada klausiau, prieš kiek laiko jums čia tai pasidarė, dar prieš tai klausiau. Sako, prieš porą mėnesių, žinai.
jau kai nuėjau apžiūrinėjau viską, klausiau, kada internetas atsirado šitas, prieš porą mėnesių. Tai va, bet jau žmogus ieško, jis kadangi nežino, kad tai gali būti, jis ieško priemonių, ten galbūt būtų pirkęs vaistų. Iš kitos pusės yra žinoma, kad ta spinduliuotė melatonino gamybą sutrikdo. Tai yra pamatuota, ištirta ir užtat iš karto sakymą dėl miego. Miego, jo, melatoninas tai yra, tas, kuris miega, ar taip, reguliuoja? Tai yra medžiaga, kuri gaminasi, kai ateina laikas miegoti. Taip. Jeigu yra žmogus išpertas elektromagnetinėmis bangomis, tai organizmas sako, negaminsiu, tai mane kankinai. Čia taip. Tai va, o dar buvo kitas klausimas. Dar yra nuovargis, kuris atrodo, aš darbe atbuvau darbe, natūralu, kad aš pavargau. Bet jeigu aš galiu pasilyginti, kai aš, tarkim, dirbau su savo notebooku, tarkim, konferencijų salėje, kur yra Wi-Fi, ir kaip aš jaučiuosi, jeigu aš visą dieną dirbu kabinete, kur per kabelį ateina. Tai aš matau skirtumą. Aš galiu nejausti, bet aš tiesiog galiu pastebėti savo būseną. Ir esmė matyti yra ne tai, kad dauguma žmonių nejaučia. Tiesiog mažai stebi save. Nes aš ką galiu pasakyti, aš turbūt 30 metų, tiesiog dar giliais tarybiniais laikais man davė Dievas dovaną sutikti vieną mokytoją, kuris išmokė pradmenis kažkokius. Ir ten buvo pirmas punktas. Matyk save iš šono. Ir nuo to paskui gali toliau eiti. Supratau, gerai. Taip, Gediminai, tai vienu žodžiu, paprastai žmonės tiesiog, mes esam pakankamai įpratę ir pripratę prie to, kad, arba neatkreipiam tiek to dėmesio, kol visai ta situacija, kaip sakant, nesutrinka, arba ieškom kitų tų problemų, tada ieškome kažkur kitur ir visų tų šaknų, nes dažniausiai galvojam, pavargau, neišmiegu, reiškia, ten reikia vaistų, tiesiog miegu, ar dar kažko. Ir, aišku, aš tik tais noriu, paminėti tai, kad, taip, tai yra dalykas, kurio mes, irgi negalim atsisakyti, tiek internetas, tiek ir telefonai, taip toliau, mes dabar, be jų neišgyvename, visur jų reikia. Ir čia tikrai nėra apie tai, kad dabar 5G ir reikia saugotis ar kažko slėptis čia mikroschemos ir taip toliau galvose. Čia tikrai ne šitą paranoją. Mes kalbam labai, kaip pasakyti, faktais apie viską, savo patirtimi, ypač Gediminas dalinasi savo patirtimi, savo išgyvenimais, jis turi tų žinių, kaupia tas žinias, žino, kur jų atrasti, ieškoti, yra universitetai, kurie ir mokslininkai, kurie tyria tai. Ir tai yra tiesiog tokie praktiniai dalykai, apie kuriuos turbūt kiekvienas galėtų pasiieškoti ir atrasti visą tą informaciją, bet paprasčiausiai žmogus, tikrai, tai gal ir nėra ta prioritetinė informacija gyvenime, bet pasilengvint praktiniais dalykais mes šitą situaciją tikrai galim. Bet kas yra svarbiausia ir kas man labai patinka, mes irgi pradėjom su žmona taikyti praktiškai kai kuriuos dalykus, paprasti atrodo dalykai. Bet kas svarbiausia, žmogui yra miegas. Vis tiek išsimiegot, nuovargio mažiau, kad būtų. Tai šitie dalykai, kad jie padeda sustabilizuotą minčių lauką, nusiraminti šiek tiek. Kartais nesupranti, iš kur tas stresas, iš kur tai įtampa. Arba tas nuovargis neišmiego. Tai tokie paprasti praktiniai dalykai, kurie tikrai gali padėti. Mes prie tų praktinių dalykų jau štais netrukus ir prieisim, kokie yra paprasti, atrodo, praktiniai dalykai, kuriais galima naudotis kasdienui. Bet aš dar norėjau apie poveikį, galbūt dar šiek tiek. Gerai, tarkim, turime internetą, taip kambarį, kaip sakai, yra, kur eina Wi-Fi ir yra, kur eina per kabelį, be abejo. Kaip ir minėjai, per laidą yra geresnis variantas. Taip? Taip. Taip, per laidą yra geresnis. Aha. Tai koks, gerai, aišku, mes apie tą poveikį ir kalbėjom šiek tiek, kad tai yra nuovargis, kad tai gali būti neišsimiegojimas. O kokie dar
yra dar kažkokių tokių stipresnių simptomų, kurie, tikrai, kaip sakant, miega, kaip jau dažnas mes miegam ir su telefonu prie galvos pastoviai ten, su daug dalykų sujungtų vienam kambarį, kokias dar pasiekmes, ką tau teko pamatyti, sužinoti. Aš tiesiog esu statistiką tokią matęs tyrimų. Tai vienas dalykas yra miegas, kitas dalykas yra nerimas. Toks neapibrėžtas yra jėgų nebuvimas. Nuovargis, bet jis neaišku nuo ko. Depresijos labai populiarios yra, kurios apskritai jos yra populiarios, bet dažnai nesuriša su kuo tai, iš kur tai kyla. Yra labai įdomus tyrimai padaryti su vaikais, autistais, kurios labai tai stipriai veikia. Ir tiesiog vienos konferencijos metu vienas gydytojas, kuris tuo užsiima, jis pasiūlė, tiesiog padarė palapinę iš medžiagos, kuri nepraleidžia spinduliuotės. Ir vaikai ten suėjo ir jie nurimo, užmigo, tiesiog viskas. O šiaip žmonėm jautresniem širdies ritmas trinka, ausyse spengia, akis. Dar įdomus tokie dalykai, važinėjant po miestą arba trasose kažkur tai pradeda spausti gerklę arba kaktą. Ir toks užsidengi tą skarelę, kur rodžiau, gerklę, nustojo kaktą spausti. Tokie bet čia mano tokie pastebėjimai. Mhm. Ir aišku, ekstremalūs dalykai yra, jeigu ilgai nešioti, tarkim, telefoną, yra žmonių, kurie nešioja ko nors kišenėje čia va. Mhm. Tai širdies sutrikimai iki kažkokių tai darinių tenai. Dar vienas dalykas yra maisto, kaip čia pasakyti, fiktyvus alkio jausmas. Aš apie tai buvau skaitęs ir taip, pats įsivaizduok, fiktyvus alkio jausmas nuo telefono, nežinau. Ir teko man patirti tai pačiam, nes papietavau, išvažiavau į kažkokią čia vietą Kaune, kažko man ten greit reikėjo ir išeinu ir pilve antram centre, žinai, valgyti noriu. Bet toks įkyrus. Ir žiūriu, bokštas naujas stovi, bet ten labai arti aš buvau, visiškai arti. Ir taip pažiūrėjau, išvažiavau, turbūt kokį puskilometrį ir viskas prapuolė tas bado jausmas. Tai man buvo toks parodymas, patvirtinimas, kad tai yra. Mhm. Ir tada kyla klausimai visi ten nutukimo, persivalgymo, medžiagų apykaitos sutrikimai. Kadangi tai molekuliniam lygmenį veikia, tai labai priklauso, efektų daug, priklauso nuo žmogaus specifikos. Kaip ir minėjau, nuo blokų kažkokių tai, kurios aktyvuoja tas spinduliuotė irgi. Čia tas besaikis valgymas prie ekranų, kaip jis irgi turi asociacijų šitoje vietoje, kaip būna, tarkim, ar prie televizoriaus, ar prie telefono, atrodo žmogus, jis dabar kitaip negali valgyti, turi įsijungti telefoną, ekraną, ką nors, ir tada, nėra saiko, nes aš galiu pastebėti ant vaiko, tarkim, ir tik įjung kokį nors filmuką, tuoj pat, jis iš pradžių nenorėjo valgyti, po to viskas pasikeitė. Viskas valgo, viską be persto, kaip sakant, kol suvalgo. Ir kartais netgi, nežinau, kol persivalgo, kol jau blogai pasidaro, tai toks irgi kaip tai įdomiai veikia. Tvarkoj. Tai gerai, tai eikime prie kitos pozicijos. Tvarkoj, dabar gerai, kaip man kambarys sužinoti tada, koks yra tas spinduliuotės lygis. Tarkim, pirmas dalykas, aš žinau, kad tu turi tokį daiktą namie, jį galima, aišku, nusipirkti, su kuriuo galima išsimatuoti tą lygį. Ir tada pasakysi, koks tas lygis yra dar normalus, tarkim, kuris išlaikomas, o koks jau yra viršytinas, žinai. Ir, paminėsi, iš kur jį pirkai, už kiek jį pirkai, jeigu kažkam bus įdomu. Prašom. Tai daiktas yra, tai vadinamas, kaip jį pavadinti, tai matosi, elektrosmogo matuoklis. Čia yra amerikiečių
kompanijos pagamintas daiktas, jis čia vienas iš pirmųjų, prieš turbūt kokį gal 7 metus, dabar jų yra labai daug, ten dešimtis modelių skirtingų. Ir jis yra, sakykime, gal buitys truputį per sudėtingas, nes tą spinduliuotę galima matuoti vienokiais matais, kitokiais matais. Aišku, jisai turi savo, čia vat ledai šviečia spalvoti ir pagal tos ledus galima, nežiūrint į skaičius, suprasti, ar tu čia proto ribose randiesi, nes dabar va ten žalias ledas matosi, jeigu jungčiau Wi-Fi kompiuterį, ten pradėtų kiti dalykai matytis toj sekundėlę va jungti. Tu dabar nesijungęs Wi-Fi'aus, taip? Aš dabar per kabelį prisijungęs per nuomės ir net per laidą. Taip, dabar įjungiai, taip jau? Jo, dabar va Wi-Fi jungiau ir jisai... Va, Jau reaguoja. Jo, jisai reaguoja, bet jisai reaguoja labai nedaug dėl to, kad jis tik tai klausinėja, ar yra čia įrenginių aplinkui laiks nuo laiko. Jeigu aš pajungčiau internetą, tai ten viskas paraudonuotų. Tai va. Nes pas mane... O kokią kainą jau sviruoja? Nuo apie 100 eurų iki 100, nes yra tokie indikatoriai, labai paprasti, be skaičių, jie yra tik su ledais spalvotais ir su garsu, kurį žmonės nešiojasi kišenį ir jeigu papuola, tiesiog jam praneša, kad tu įėjai į zoną, kuri viršyje, sakykime, jau sveiko proto ribas, nes tai tada jisai pacypsi, arba yra visai lė tokie su skaitmenimis, arba su rodyklėmis, tai ten 300 eurų, 400, 800 yra ten, 1200 profesionalus. Žodžiu, plačios ribos yra. Tai žodžiu, kol raudona lemputė neabliksi, tol dar gali suprast, kad viskas ribose, bet kai jau... Apie indikaciją truputį pasakysiu, nes yra 3 ribos, žalia, geltona ir raudona. Žalia tai reiškia, kad yra viskas pakenčiama. Geltona tai, kad tu trumpą laiką, kurį laiką gali būti, bet pagalvok, kaip tau nuslopinti tai. O raudona yra tai, kur, jeigu gali, tai neženkis iš ten. Taip. Gerai, o tu pačiu tada, žinau, dar turi ir dar vieną daiktą, tai trumpai gali ir apie jį pasakyti, Dar yra, jis ir kam naudojamas. Dar yra, čia dabar pradedam kalbėti apie tai, kaip sumažinti poveikius. Tai gal apie daiktą paklausė, daiktą ir pasakysiu, nes tie poveikiai jie žmogų išmuša iš ritmo, bet iš vidinio organizmo ritmo, o vidinio organizmo ritmą sukuria aplink Žemę esantis, taip vadinami, Šumano ritmas, jeigu kas nors girdėjote, aplink Žemę yra visa eilė elektrolaidžių sluoksnių. Magnetinis laukas, kuris duoda pulsaciją ir ta pulsacija žmogaus organizmo kaip laikrodis, kaip didžioji širdis, galima sakyti, kaip širdis žmogaus viduje. Visą laiką jinai organizmą sustato, tai lygiai taip pat galima vadinti kosminę širdimi, jinai sustato visų organizmų. Išorinį tokį ritmą. Kadangi spinduliuotės tai užteršia ir iškraipo, tai yra sukurti prietaisiukai. Čia vat yra toks kišeninis nešiojimas prietaisiukas, jisai laiks nuo laiko skleidžia tam tikrą spinduliuotę, kuri, galima sakyti, ne elektromagnetinė, bet tam kitokio pavadinimo ta spinduliuotė, jinai organizmą pakeičia tą ritminį poveikį, kuris ateina iš dangaus, sakykime taip. Ir tada organizmas lengviau pakelia visus šitos vietinis žmogaus padarytas spinduliuotės. Čia tokie, atrodo, net nelengvai, nėra lengva paaiškinti šitos techninius apibrėžimus, nes jie vis tiek nėra tokie kasdieniai, tokie yra specifiniai iš vienos pusės, tai taip atrodo ir paprastam, tarkim, tam žmogui, kuris nėra susidūręs, atrodo, norisi paaiškinti kuo paprasčiau, bet reikia surasti tų žodžių, taip jaučiu iš tavęs, kad reikia tų žodžių tikslių ir paprastų. Tai yra toks pasakymas skalerinis laukas. Klasikinė fizika to lauko nemato. Kaip aiškiai, ir yra
Laplaso lygtis, jeigu aš teisingai prisimenu, kurios aprašo elektromagnetinį lauką. Ir tai yra tokia begalinė eilutė su nykstančiais nariais. Bet buvo nuspręsta, kad tie mažesni nariai neturi įtakos, jūs tiesiog atmetė. Ir naudoja tik taip keletą narių priekį esančių, čia kalbam apie formulę. Ir tie priekiniai nariai aprašo elektromagnetinį lauką. Tai buvo prieš 100, daugiau 200 metų, apie 100 turbūt. Bet dabar paaiškėjo, kad tie atmestieji nariai turi įtaką. Tas laukas vadinamas skaliariniu, jis skirtingais būdais generuoja, šiek techniniai dalykai, bet ilgą laiką buvo diskusija, yra jis nėra. Ir neseniai Amerikos archyvas išslaptino slaptųjų tarnybų pažymą apie skaliarinį lauką, kuriame rašo, jeigu tas laukas yra, tai jis yra ypatingai svarbus ir mes turėtumėm to pasidomėti. Ta prasme, valstybė. Tai tiesiog pasakiau, kaip ir faktą tokį, kad viskas tai yra kinta. To nebuvo pripažinta, dabar tai yra daiktai, kurį gali kišenėje nešioti. Na va, ir kaip viskas jo įdomiai keičiasi. Ir vis tiek, kas atrodė iš pradžių neįtikėtina, kas atrodė dar nepagrįsta ar dar kažkaip, po kurio laiko tai tampa žmonių kasdienybė, kurį žmogus gali įsigyti ir nešiotis tiesiog kišenėje. Tai man tokia asociacija, tarkim, su tomis žiniomis, apie kurios irgi dar žmogus gal kažkur yra girdėjęs, tarkim, kad apie kad jis yra sąmonė, yra sąmonės lygmenys, yra daug yra žmogaus struktūra, mentalinė, fizinė, emocinė, įvairiausia. Aišku, tai nėra irgi kažkas tokio naujo, atrodo, žmogus yra girdėjęs, bet tai kol kas, kol nėra kažkaip pagrįsta, kol tai yra toks, labiau pramoginis vos neturinys kartais jau kalbėti arba kažkoks tais labai ezoterinis, tol žmogus nepriima to labai rimtai, bet kai tai, tarkim, taps visiškai akcentuotai pagrįsta, jau tai žmogus kasdienybėje tuom naudosis, tą suvoksi, bet kol nėra to vieno mokslininko pripažinimo, tarkim, apie sąmonę, apie visus kitus dalykus, tol mes, kaip sakant, kalbam tai kaip kažkokia idėja, kuri, yra teorijoje, bet dar nėra pagrįsta, žinai. Kažkaip taip norėjau irgi pasakyti apie tai. Aš čia norėčiau, tu priminėjai man, aš visai tiesiog besiruošdamas vaikų pamokom apie sąmonę, kadangi mes ten kalbėjom, tai pasirodo, kad fizikai, kvantinės fizikos specialistai prieš keliasdešimt metų sakė, sąmonė panašu, kad tai yra kvantinis laukas. Prieš 23 metais ar 2 metais vienas iš, aš dabar pavardės neprisimenu, vienas iš pripažintų mokslininkų tiesiog straipsnį parašė, ar keliese, man atrodo, galbūt keli mokslininkai iš kažkurio universiteto Amerikos, kad iš tų faktų ten tokia apžvalga padaryta, matom, kad sąmonė tai yra kvantinis laukas. Ir ten suminėti eksperimentai, kvantinės fizikos ir visa kita. Tai yra ant tiek arti jau viskas. Tiesiog žmonės dar to neišgirsta ir nežino, nes tie kanalai prastiniai, jie yra paralyžuoti kažkokią kitokią informaciją. O darant paieškas, ką norėjau pasakyti, darant paiešką internete, reikia žinoti, kad daugelis dalykų, ta prasme, vyksta kovos tarp mokslininkų. Ir reikia pasižiūrėti, jeigu tu radai, kad tai yra, tarkim, nėra poveikio elektromagnetinio lauko. Ir tą galima rasti. Tiesiog reikia plačiau pasižiūrėti ir pamatyti, kiek yra tyrimų, kurie rodo, kad tai yra. Kad taip ant pirmo tokio ne. Nes tai irgi suvokiam, kad pramoniai tai nėra naudinga, kad tai būtų galbūt paviešinta labai, kad tai būtų nuolat akcentuojama, kad tai yra labai pavojinga žmogaus gyvybė, be abejo, tada būtų visai kitas ir žmonių, kažkoks galbūt požiūris, aišku, gal tai nepasikeistų, gal faktas, kad mes ir toliau naudotumėmės daiktais, tais, kuriais ir mes naudojamės, bet būtų tiesiog kažkokios apsaugos, požiūris į tai kitoks, visai
kitaip žiūrėtumėm į tas galbūt ligas, su kuriomis mes susidurėme, apie nuovargį. Nu, tiesiog imtumėmės kitokių priemonių, jeigu būtų tai tiesiog labiau akcentuojam. Bet kol tai yra, na, kaip sakant, kaip tu sakai, vienas mokslininkas nepatvirtino, vienas patvirtino, tai čia toks ir žmogus irgi sakyt gali, jis, tu duodi faktą, kad tai yra, kitas ateina, o čia man mokslininkas sako, kad to nėra ir viskas, ir žinai, ir tada mes ir tuom ir išsiskiriam. Nors iš tikrųjų, jeigu apie tai pradėjom kalbėti, tai šiuo metu 16-18 metais 2000 Amerikoje buvo didelis tyrimas daromas. Ar būtent dėl onkologijos, ar sukelia. Buvo daug diskusijų ir galų gale padėtas taškas ir yra 3 punktai. Su pelėm buvo daroma. Pelėse vienareikšmiškai nustatyta, kad patinėliam širdyje, patelėms ten kitoje vietoje sukelia onkologiją. Reikia dar toliau tyrimų, ar tai žmogui turi įtaką, ar neturi, bet tai yra rasta. Antras dalykas, jeigu trumpai dar, kai buvo bandomi 5G tinklai Amerikoje, tai masiškai krito paukščiai negyvi. Ta prasme, skrenda paukščių būrys ir plumpt. Ir va tose vietose, kur buvo tie testai daromi. Tai va reikia įsivaizduoti, kokie tai yra poveikiai. Tai nereiškia, kad dabar reikia griūti ir verkti. Tiesiog reikia sąmoningai žinoti, kad gyvename tokioje aplinkoje. Ir yra priemonės, kuriomis galima sumažinti tas poveikius. Bet aš taip įsivaizduoju, kad aš berods pamenu, netgi būdavo ten ir tų vaizdo įrašų įkelta, kaip paukščiai tiesiog skrido didelis būrys ir ten pradeda kristi. Bet aš įsivaizduoju, kad ten ne tik, galbūt galima sakyti, kad ne tik tai prisidėjo, nes arba ta kažkokia iškrova buvo didžiulė, nes dabar paukščiai, taigi jie nekrenta būriais, tai galbūt tie pirmieji bandymai kažkokie buvo, biškelį išėję iš ribų. Jo, ten galbūt išėję iš ribų, nes šiaip jeigu kalbėti apie 5G, kuo jis yra įdingas, Lietuvoje kol kas tai neaktualu, nes kitaip ten tą daro. Bet šiaip ateityje bus daug mažų antenų. Ir tos mažos antenos geba siųsti bangas fokusuotų spindulių. Dabar yra tie dideli bokštai, jie skleidžia tokią, kaip ir vėduoklę, tą spinduliuotę ir kuo toliau, tuo labiau silpsta. O 5G, kad viskas greitai darytųsi, yra siauri pluoštai ir tame pluošte koncentracija yra didelė. Ir ta koncentracija gali paukščiui sustabdyti širdį tiesiog. Čia apie tai. O bandymų metu iš tų didelių bokštų buvo siunčiami tie pluoštai, nes ten testavime kažkokie buvo. Čia aš truputį spekuliuoju, nes tai ir ten taip buvo parašyta. Ta prasme, buvo fiksuoti faktai, kad tų bandymų metu tai buvo. Tai ir visko gali būti, ar tai yra tik tais to pasiekmė, ar tai dar kažkoks tai priedas prie to, bet, atkreipti dėmesį, tai galima, panikuoti nereikia, be abejo, bet žinoti visada galima ir aiškiai, jau pabaigai, dar pasidalink tada praktiniais tais tokiais patarimais, kaip galima savo namie, namie, kambaryje, susimažinti maksimaliai, jau kiek galima tą visą nematomą spinduliuotę. Tai pradėti nuo pačių paprasčiausių. Viena iš rekomendacijų nakčiai išjungti telefoną į skrydžio režimą. Dieną, jeigu nėra naudojama, interneto nereikia, išjungti duomenis arba datą. Tiesiog reikės įsijungsi, nes telefonas pats, kai jau nekalbama, ir jisai guli tiesiog pasyvus ir duomenis išjungti, jisai labai mažai ten daro, kenkia. Išskyrus tą atvejį, kai telefonas važiuoja automobilį. Nes jeigu važiuoja automobilyje, jisai laiks nuo laiko tikrinasi, kuris randasi, jisai praranda ryšį su vieno bokštu, ieško kito. Ir tuose tarpuose labai didelė spinduliuotė. Bet visai neseniai skaičiau tyrimus, tai automobilyje spinduliuotė išauga 3 kartus, jeigu palyginus su išorė. Tai grįžtant dabar ką toliau. Maršrutizatoriai, ruteriai taip vadinami. Nakčiai išjungti. Nes šiuo metu, jeigu internetas ateina optika, tai routeris skleidžia tik tai Wi-Fi vadinamus, ar ne? Jeigu yra, kaip jį pavadinti, mobilus internetas, ten yra 2 spinduliuotės.
Viena spinduliuotė yra Wi-Fi, kita spinduliuotė yra mobilus duomenis, nes mobilus, kaip sakyti, modemas yra routeriai. Tai reikia išjungti ir vieną, ir kitą. Dar vienas dalykas palengvintą junginėjimą, nežinau, tu užmiršti, prisimeni, tai yra paprastas dalykas įsigyti ūkinių prekių parduotuvėse, yra laikmačiai arba timeriai. Yra mechaniniai, sukinėjami, yra elektroniniai. Jisai kišasi į rozetę prietaisiukas ir tiesiog įtampą iš rozetės įjungia arba išjungia. Toks tarpinis prietaisiukas. Jį paskui prailgintuvą įsidedi ir gali viską sujungti. Ir nustatyti jam, kad tarkim jisai 8 valandą ar 7, kada reikia interneto, jis įjungia elektrą ir vakare, tarkim nuo 10 ar nuo 11 susitarėt šeimoje, kad viskas, nebebus interneto. Ir tada jis išjungia. Ir tokiu būdu labai pašvarina aplinką. Mhm. Ką jau kalbėti apie kambarį, kuriame miegame. Taip, o jeigu kalbėti apie kambarį, kuriame miegame, tai turbūt visi yra girdėję, kad ten neturi būti nei televizoriaus, nei telefono, nei routerių, nei kompiuterio. Tiesiog kambarys miegojimo yra idealu, kai jis yra be jokių prietaisų. Dar, aišku, netgi yra tokie daromi jungiklis, kurio pagalba tu nakčiai net elektros laidus atjungi, nes elektros ten nėra. Mhm. Aš kol galvoju, aš su šituo, tarkim, išjungimo į skrydžio režimą telefoną, tai man netgi ir prieš, tarkim, mūsų pažinti, man jau kildavo, kažkodėl ateidavo mintis, tu išsijungtą, žinai, į skrydžio režimą vakare tą telefoną. Nes vis tiek yra, aišku, naktinis staliukas šalia galvos, vis tiek tą telefoną, kad ir kaip būtų pasidedu, aš jį nepertoliausiai. Tai galvoju, ateina mintis, tu išsijung, galvoju, reikėtų ir po to dar mes susipažinom ir toks atrodo ateina patvirtinimai, kad iš tikrųjų ir abu dabar su žmona irgi tiesiog ramiau išsijungiam, televizorių irgi ištraukiam ir iš rozetės. Irgi kambarį nieko, nei kompiuterio dabar, iš tikrųjų stebim miego kokybę, poilsio kokybę. Iš tikrųjų labai svarbu iš rozetės ištraukinėti visus įrenginius, nes jie turi savyje ten tokius, tam tikrą schemą, kuri visą laiką generuoja triukšmą į tinklą. Ir tas triukšmas jisai irgi yra pakankamai žalingas. Tai čia tas ištraukimas iš rozetės neišpišto. Taip. Ir dar, o toliau einant, jeigu yra galimybė kompiuterį, stacionarų arba notebooką jungti prie maršrutizatoriaus su kabeliu, jungti su kabeliu. Tai visiškai labai maža kaina ir labai didelis efektas. Santykis kainos efekto yra ypatingai geras. Jeigu ten reikia kažkokių detalių, tai galima pakonsultuoti, ten kažkas neturės, tarkim, kabelio lizdo, tai yra USB keitikliai, iš USB padaro ethernetinį kabelį, ten 14-15 eurų kainuoja. O jeigu žmogus gyvena bute ir už sienos jam yra? Jeigu žmogus gyvena bute ir jis jaučia... Televizorius. Taip, jis jaučia, kad jam, tarkim, arba jis pasimatavo, turi prietaisą, arba jis jaučia, kad jam ten galvas skauda pasidėjus, arba kažkur raumenį sutraukia, sprandą gali skaudėti, visokie tokie dalykai. Tai gali tiesiog kaimynų paklausti. Gal vienas iš paprasčiausių būdų. Šiaip, ne fainai klaus dažnai būna, bet, matai pagal situaciją, ar gali paklausti, ar negali. O apskritai tai šiaip, ką? O ką tu tada, aš esu girdėjęs, kad tu minėjai, kažką galima užsidėti. Taip, yra, o dar toliau einant, aš kaip sakyt, pačius pigiausius ir paprasčiausius būdus, ką iškart galima padaryti, o toliau, jeigu, yra suprantama arba jaučiama, arba galų gale, tu matai, kad yra tiesiog pro langą matai bokštą, arba į kiemą išėjęs matai bokštą, ar antenose tavo namų žiūri. Tai tada ir tu jautiesi kažkaip tai. Ypatingai, jeigu jautiesi. Nesijauti, tai dar galbūt. Bet jeigu yra pojūtis, vienas iš pojūčių yra toks keistas, kad nesinori namo grįžti. Grįžti iš kažkur ir vėl namo. Aš esu girdėjęs žmonės taip šnekant. Aš, sakau, nenoriu namo. Ne dėl to, kad ten šeimoje blogai. Tai tada verta susirasti, kas gali pamatuoti, pažiūrėti ir imtis kažkokių rimtesnių priemonių.
O rimtesnės priemonės tai yra labai platus spektras, tai yra skaidriaus plėvelės ant langų. Jos sąlyginai brangios, bet tu tada dažai sienoms labai efektyviai ten 10 000 kartų slopina spinduliuotę, kaip ir plėvelės tos. Užuolaidos, kurios nesiskiria nuo dieninės užuolaidos, tokios tinklelinės, kurios ten kelis tūkstančius kartų slopina. Medžiagos, jos turbūt pigiausios yra, kurias galima ten paversti kaip ir dekoraciją, ant sienų pasikabinti. Irgi ten 10 ir 100 tūkstančių kartų slopina. Tapetai, jeigu jau darant remontą kažkokiu, visokių variantų yra. O Vokietijoje, pavyzdžiui, kai kurios mokyklos dažo visą mokyklos pastatą tais dažais, kurie sugeria spinduliuotę. Vokiečiai gamina tos dažus, gal dabar dar kas nors, bet... Dar toks pastebėjimas, tarkim, kalbant apie užsienio šalis, tai ar ten, kaip tau teko pastebėti, ar ten nėra didesnis dėmesys būtent spinduliuotei skiriamas, kaip sakai, dažomos mokyklos, ten galbūt darželį, dar kažkas, tik tai trumpai. Tai priklauso nuo šalies, nes skirtingose šalyse yra skirtingai. Yra šalis, kurios netgi spinduliuotės lygiai yra žemesni. Nes, Vokietijoje ten taip, Austrija yra tokia šalis, kuri labai žiūri tos visus dalykus. O iš kitos pusės nuo žmonių sąmoningumo labai priklauso. Ir kas keiščiausiai, tai labai populiarios tos apsaugos priemonės Kinijoje yra. O Amerikoje yra taip vidutiniškai. O Vokietija yra tokia šalis, kadangi jie turi tą, kaip ten vokiškai, žodžiu, angliškai vadinasi Building Biology Institute. Pastatų biologijos institutas, pažodžiui verčiant. Ir jie populiarina tai, skleidžia, tiesiog informuoja žmonės. Užtat Vokietijoje tas sąmoningumas yra gan didelis. Ir ten tas yra populiaru palyginus. Japonijoje populiaru, nes aš esu tiesiog skaitęs atsiliepimus. Amerikietis, jis baigęs studijas Japonijoje, jisai užsiima būtent panašiai kaip ir aš, su prietaisiukais tokiais, matuoja spinduliuotę ir eliminuoja spinduliuotę patalpose. Tai jisai liko Japonijoje ir Kinijoje ir tos darbus daro. Ir yra didžiulis poreikis. Medžiagos gaminamos, Kinija jas gamina, o Kinija negamina medžiagų, kurios turi mažą poreikį. Kaip tu ir minėjai, Gediminai, kad turbūt žmonių sąmoningumo be abejo tai priklauso ir aš irgi kažkaip atrodo, kad tai vis tiek taps kuo toliau, tuo aktualiau. Nebebus įmanoma ignoruoti to tiesiog ir kitose šalyse galbūt, kur tai yra, dar apie tai nekalbama, bet vis tiek su laiku tai taps vis aktualiau ir aktualiau. Tai ir aš irgi taipogi dar įmontuosiu tą vieną mūsų praktinį vaizdo įrašą, kurį tu atsiuntei, irgi berods ten yra su užuolaida, taip kaip... Taip, ten kaip užuolaida slopina spinduliuotę. Kaip slopina spinduliuotę, jo praktinis skirtinai vaizdo įrašas, pamatysit, kaip tai veikia. Tai va. Gal dar norėjau porą žodžių pasakyti apie tą, kad sąmoningumą ir kaip jisai kyla. Nes kai aš pradėjau domėtis, tai čia buvo prieš kokius 5 metus, tai rasti rūbų, kurie apsaugo, praktiškai gal ten kažkas vienas gamino. Ir dabar prieš porą savaičių čia pažįstama viena pasiskundė, kad sako, žinai, mane labai prastai paveikia, ką žinai, tai aš paieškoju, tai rūbų gamintojų atsiradę dešimtimis, specialios medžiagos, tai yra ir viršutiniai ir apatiniai rūbai, ir visokios apsaugos moterim besilaukančiom. Tai tiesiog tai antiek yra sąmoningumas ir populiarumas kylantis, kad čia tiesiog reikia. Ir mes tą darom su tavim dabar kalbėdami, nes kai žinai, gali apsisaugoti, kai nežinai, tu esi auka. Taip, kažkaip apibendrinant, norėtųsi apibendrinti,
vat ir apjungti galbūt tą dalyką, tą sritį, tą vietą, kai kol tai, va tarkim, nu galbūt, vat nesinorėtų, kad daug, nu, tie dalykai, vat, kurie galbūt yra toksiški šiek tiek arba kurie neša naudą, bet apie juos nekalbama, kad nereiktų galbūt susilaukti labai kritinių dalykų, kad apie juos būtų galima pradėti kuo anksčiau kalbėti ir kuo, vis tiek skleisti tą žinią, kad žmonės atkreiptų dėmesį, nes vis tiek, turim tą laisvą žodį, galime kalbėti, kaip ir kalbam, kol mokslininkas atrodo nepatvirtino, tol, mes negalim, atrodo, tuom tikėti, žinai. Tai arba ten dar, nežinau, koks šalies, nežinau, atsakingos sritys, žinai, kur valdžia nepatvirtina, tol žmogus jis tiesiog pro pirštų žiūri. Tai vat dabar, kai vis tiek yra internetas, yra daug kanalų, kur galima dalintis tą informaciją, tai vat ir norisi, kad nesusilauktumėm daugelio dalykų, taip pat kalbant ir apie tą mūsų sąmoningumą, tą visą, nežinau, tas mintis, kaip mes galim kurti, kas ta kvantinė sąmonė po truputėlį, tai šviest, rodyt, kad tai yra įmanoma, savo pavyzdžiais. Mes irgi, domimės, kas įdomu, aišku, apie tai ir kalbam. Tai aš tiek nuo savęs. Tai Gediminai, tu gal dar kokią norėjai pabaigai žodį? Man taip sakosi, tikėjimas ir pasitikėjimas yra toks dalykas. Tikėti, kad tu nesi vienas, tikėti, kad gyvenimas visgi jisai evoliucionuoja, o evoliucija veda į tobulėjimą. Tai užtat labai iš čia tikėjimas ir pasitikėjimas ateina. Ir žinoti, kad jeigu tu klausi, ieškosi, rasi, tau bus padėta, tau atneš kažkas pagalba, tai yra bendras dėsnis, bendras dėsnis gyvenimo. Ir fizika taip patvirtina, ir jeigu pastebėti savo gyvenimą, tai galima pastebėti, jeigu tu galvoji apie kažką visą laiką, tai anksčiau vėliau tu vis tiek su tuo susiduri ir tas realizuojasi. Ir tai galioja ne tik geriem dalykam, bet ir blogiam. Ir netgi sakyčiau, tai realizuojasi greičiau negu geri dalykai, nes dėl tam tikrų dėsnių, kaip tu ir minėjai, čia tiesiog, jeigu taip nesigilinant daugiau. Tai galvokime pozityvės mintis, stebėkime save. Kokia mūsų intencija viduj, nes vienas dalykas galvoti apie, tarkim, ten kėdės sutaisimą, o viduje gali būti toks liūdnas, kažkoks. Tai tą reikėtų pamatyti ir kai jį pamatai, jisai išnyksta. Ir tada ir atsparumas bangom pagerėja, ir geriau viskas darosi. Tai turbūt čia yra svarbiausia. O visi techniniai dalykai, jie yra atrandami, atnešami ir padaromi. Ir tai pakankamai paprastai ir be didelių finansinių išlaidų. Nes labai dažnai atrodo, kad oi, čia dabar ką padaryti, aš čia neturiu išteklių. Tai būkime laimingi ir pozityviai ir optimistiškai žvelgime priekį. Jo, būkim pozityvų žmonės. Kaip be būtų, daug ką galima žinoti, žinių daug turėti, bet jeigu žmogus vis tiek jis galvą nuleidęs kaip ir vaikšto visą laiką, nusivylęs, nepatenkintas, liūdnas, be abejo, tada jau niekas nepadės, turbūt ir tų žinių, kur kaip ir nereikia tam žmogui, nes vis tiek žmogus, nemato niekame prasmės tada. O kai tu esi pozityvesnis, tu keli klausimus, tu tiesiog paprasčiausiai, tas buvo nuostabus savo pasakymas, aš tai irgi nuolat iškeliu, kad kelti klausimus, visada yra iš situacijos, visada yra išeitis, visada yra kažkas daugiau. Tik reikia, aišku, po to ir norėti tai sužinoti, nes atsakymai ateina, žinai, ir reikia juos irgi būti pasiruošus priimti, o po to kartais jie būna tikrai kitokie netgi, kur negu tikėjomės. Tai tiek. Ačiū už pokalbį, Gediminai, tikiuosi, kai kam nors tikrai bent vienam žmogui surezonuos, kaip mėgstu sakyti. Manau. Tai tam kartui tiek ir iki kitų kartų. Iki.